Sveiki visi, esu Audrius ir noriu pakalbėti šiandien apie komentarus. Šią savaitę įkėliau kelis video, kurie sulaukė labai didelio ažiotažo ir sulaukė labai daug komentarų, norėčiau juos paskaityti. Taigi pradėsiu nuo įvykių, kai buvo pagrobta mergaitė ir į Facebooką įkėliau trumpą video, kur sakau, kad žmonės nustokit dalintis celofano video, kadangi tai gali jums užtraukti baudžiamą atsakomybę. Taigi pasižiūrim, ką žmonės parašė. Taigi kažkoks Nėlius rašo, pašol dalbajobas. Nu, pašol. Ir tu pašol. Toliau rašo Vaidas kažkoks. Iš kur išlindai kevalė, kokiai partijai priklausai? Ne šikniukų kartais? Ne, aš nepriklausau jokiai partijai, nesu niekada buvęs nei partijoje, nei kažkokioj tai panašioj veikloj. Dar kažkada, kai mama buvo gyva, man uždraudė eiti į kažkokią politiką, partiją ar dar kažkur ir nuo to laiko man, kai papasako, kodėl, kas ir kaip vyksta, aš nenoriu eiti į jokią partiją ir nepriklausysiu. Kas yra nešikniukų partija, tai čia galbūt Vaidas geriau žino ir matyt susidūręs, dėl to taip ir rašo. Tai va, einam toliau. Čiulp Mika šūdvabalį. Nu, čia matyt žmogus irgi yra iš tų, kur turi garažą ir skelbėsi, nežinau, kodėl vyras vyrui rašo kažką čiulpti. Nu, taip, yra keista iš tikrųjų ir galbūt kai kam yra aktualu, man neaktualu. Toliau rašo Roman, Tai gal dalintis informaciją LRT glūšiau, kas tave pasamdė, tai nuokruša, kokias čia nesąmonės paistai rūrų laižy. Taigi va, manęs niekas nepasamdė, aš tiesiog pasakiau savo nuomonę ir patariau žmonėms, kad susilaikytų nuo dalinamas informacija nuotraukom, ypač žmonių nuotraukom, kurie su tyrimu neturėjo nieko bendro ir taip, kad neužtrauktų baudžiamosios atsakomybės, nes už tai tikrai gali būti, jeigu žmogus pradės skųsti tas nuotraukas, visą kitą, juo labiau galite prarasti ir Facebooko anketą ir užsitraukti bent jau administracinę atsakomybę. Atsakingi žmonės tokie kaip jis, kuriem rūpi vaiko gyvybė, o tu gal prie iškrypėlių, nežinau, ar realiai tie veiksmai, kuriuos darė celofanas, prisidėjo prie vaiko gyvybės. Ir apskritai, jam rūpi vaiko gyvybė, kažkaip tai matau, kad visur celofanas dalyvauja, kur vyksta rezonansiniai dalykai, kur yra daug žmonių, kur yra viskas. Čia yra jo reikalas, aš jo nepažįstu, aš jo nekritikuoju ir tiek, bet jis pasiūlė 50 000 eurų tam, kad grąžintų tą vaiką ir tiek. Tai va, o ten prie kobriko, atsiprašau, pas logopedą nueik. Jo, aš anksčiau vaikščiau, kai buvau vaikystėje pas logopedą, kodėl taip yra, neatsimenu. Tiesiog esu koks esu ir jeigu kažkam nepatinka mano dikcija ar visa kita, galima tiesiog neklausyti ar nežiūrėti. Klaunas. Gal ir klaunas. Mėgstu palinksminti žmonės, padėti visokių dalykų į internetą, bent ir ilsus kelti anekdotų ir visą kitą. Tai čia manęs neįžeis klaunas. Nu, klaunas tai klaunas. Galiu nosį raudoną užsidėti ar kažką tai ir tiek. Dalbajobas dar vienas.
Matyt, čia buvo dar vienas, tai kitas, tai nežinau. Kaip reaguoti į tokius dalykus, juokinga iš tikrųjų. Nesveiktų čia švepliau. Tai yra nesvaigimas, o tiesiog patarimas. Tai, kad reikia pirmiausia suprasti, kas yra transliuojama, tada pačiam pakomentuoti. Bet čia gerai. Šiaip ačiū, kad komentuoja žmonės, man patinka. Ir tiek, taigi čia daugiau tokių žmonių, tai kas dar gal čia daugiau yra, kažkas tai pasižiūrim, bet lyg tai visus tokius genialiausius atskleidžiau jau. Tai vat, tai buvo Facebookas, o dabar atsidarysime patį tokį Lietuvos pačių protingiausių žmonių ir pačių įdomiausių protų, kur tikriausia laimėtų ir Nobelio premijas ir visa kita, net ir Oskarus. Programėlė TikTok. Va čia tai buvo kažkas tai antgamtiško. Taigi, žiūrim. Ojai. Toliau, žiūrime. Įdy nachrin, durnių, kokia ble bausmė. Tokia bausmė, kad jeigu žmogus būtų kreipęsis į teisėtvarkos organus, būtumėte užsitraukę bent jau administracinę atsakomybę, o jeigu būtų metę straikus Facebook'e ar dar kažkur, būtumėte praradę anketas ir gautumėte baudelės. Artūras rašo, tas celofanas geras aferistas. O kas tas celofanas? Kažkoks čia dar rašo. Neatsakinga tokių kaip jūs klausytis, kas tu per vienas, kad aiškintum, ko žmonėms klausytis, o ko ne. Aš žmonėms neaiškinu, ko klausytis, aš tiesiog pasakau, kad būkite atsargus, nes galite užsitraukti baudžiamą atsakomybę. Jeigu tai yra blogai, galite nesiklausyti. Ten, kur celofanai žydinėja, neskaitysiu, nes tai yra jo reikalas, jisai daro savo ir ką jis daro, tegul jisai pats už tai atsako. Čia ne mano reikalai ir visa kita. Visos šios info buvo daugiau mažiau naudingos, tad eik atsivėsint, kol sniego yra. Naudingos buvo kuom ir kam. Policija visą tą informaciją senai žinojo ir tiesiog neskleidė. Ir kas kaip ką, tai čia jau kiekvienam atsirinkti, kas kur ir kodėl. Kodėl tai bijot vieno žmogaus? Manau, kad jo niekas taip labai bijot nebijo, tiesiog labai keista, kaip visur dalyvauja žmogus, bet čia galbūt jisai yra toks kaip daugiau kaip blogeris ir tiesiog tai yra jo veikla ir jis dalyvauja, nes tiesiog labai komentuoti apie jį negaliu, nes nesu susidūręs su jo veikla, tiesiog matau, kai būna kažkoks tai mitingas, dar kažkoks tai kažkokios datos minėjimas, visur jisai būna, kadangi buvo pagrobta mergaitė, irgi jisai buvo. Tai tiesiog, kad jis dalyvauja taip, o ir visur dalyvauja, kodėl, kas kaip, aš nežinau ir nenoriu gilintis, tiesiog aš paprašiau žmonių, kad nedarytų iš to cirko ir nesidalintų, nes patiems gali baigtis blogai, kadangi jis yra visuomenininkas, gali dalintis tą informaciją, galbūt, ar ne, aš nežinau, ir jisai už savo veiksmus atsakys pats ir tiek. Tai kiek sumokėjo? Man nieks nieko nesumokėjo. Monetizacija YouTube neveikia dar daug labai peržiūrų reikia ir daug sekėjų trūksta, tai nemokėjo niekas.
O ko tavęs lopas klausytis? Manęs gali nesiklausyti. Gali klausytis, ko nori, gali jo klausytis. O ko tamsta visažinis? Ne, aš nesu visažinis, aš tiesiog jums patarimą daviau. Tu daunas esi laisva Lietuva, ko nori, to dalinuosi, tu konservatoriau. Pasikartosiu, kad nesu konservatorius, jokiai partijai nepriklausau ir niekur nedalyvauju. O kas tu toks maumedį? Tai tikriausiai kažkas tai esu. Maumedis nekalbėtų su tam. Nes vaikai eik miegot, ateis vakaras ir eisiu miegot. Juk celofanas pats pirmas teisingą info paskelbė. Tik vėliau didieji portalai tokią pat info paskelbė. Gali būti, aš nesiginčysiu, kadangi iš policijos buvo labai mažai visų žinių, tai tikrai celofanas daug pasidalino informacijos, kas buvo slepiama. Šiuo atveju tikrai galiu pritarti. Teisingai, kas tu toks? Celofanas nors aferistas, bet čiubė teisybė. Nežinau, kiekvienas turi savo teisybę ir kas yra tiesa, kas melas, atsirinkite patys. O kas tu toks, kad turiu tavo nesąmonių klausytis? Tu neturi, Jolanta, mano nesąmonių klausytis. Gali paskrolint toliau ir viskas. Jis gal bando dar kartą prisidirbti iki rinkimų. Nežinau, ką jis bando, čia jau jo reikalas. Aš dalinuosi iš Ramanausko puslapių. Ramanausko nesu sekėjus jo ir nežinau, ką jis dalinosi, todėl pakomentuoti negaliu. Patys jūs gaidžiai. Jo, čia labai toks įdomus komentaras. Toliau atsidarom. Patį įdomiausią. Apie dingimo istoriją. Sulaukiau labai daug peržiūrų, labai daug sekėjų, todėl norėčiau pasižiūrėti į komentarus. Kam tas mergaitės nuotraukas šalinti, juk jeigu jos buvo prieš tai plačiai paviešintos, juk ją pamatę visi jau atpažins. Keista labai suvelta istorija, kažkokia valstybinė paslaptis. Istorija iš tikrųjų yra labai keista ir įdomi, kodėl viskas slepiama ir kodėl taip daromas toks kažkoks tai mistinis dalykas. Man ir pačiam įdomu, bet kodėl taip yra, tikrai neatsakysiu ir nepulsiu gilintis į tai. Atidirba vyras, nes pakabintas yra. Netidirbu niekam, pakabintas nesu. Ir tiesiog dalinuosi savo mintim. Atsibodai, nesismaukyk. Nežinau, ką pasakyti. Ar klausai prokuroro nežiniuko, nieko nežino, tik atėjęs į spaudos konferenciją. Nors Amerika esu tokio čiudo nemačiau. LNK rodė šuniuką traumuotą, pagavo 2 garažo katinus ir dar peliuką plikį rodo garažę. Čia kas cirkas? Nelabai suprantu. Galbūt čia apie tą situaciją, kad ten kažką tai kažkur tai kažkas tai pagavo ten. Sveiki visi. Žiūrim toliau, sekantis video. Vien maskatavimas asmeniniam galūnėm išduoda tave. Gal kažkas patikės. Ką išduoda musikavimas asmeniniam galūnėm, nežinau. Gal kažkas patikės. Gal kažkas ir patikės. Ar paimti biologiniai pėdsakai nuo visų kitų daiktų tame garaže? Nežinau, čia reiktų jau kreiptis į tyrimą atliekančių žmonės.
Geriau eik sniego, kas nepezėjęs nesąmonių, nedaryk savo gėdos. Pas mus +2 ir lietus, tai sniego nėra. Deja, negaliu eiti kasti. Tai man atsakiau, kad pas mane sniego nėra, tai rašo kaip ir smegenų. Tai jo, pas ką sniego nėra, pas ką smegenų. Šūdmalys. Jo, reikia kartais ir šūdą pamalti. Tai va, šį kartą tiek komentarų, tiek visokio Lietuvos elito pasisakymų ir iki greito susitikimų, iki greito susitikimų, iki.